Pastaruoju metu girdime daug aistrų dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų naujų muitų. Prezidento nuomonė, šie muitai padės Amerikai sureguliuoti užsienio prekybos balansą ir padės grąžinti milžinišką šalies skolą, taip pat bendrai pakels šalyje gyvenimo lygį. Amerika turi milžinišką valstybės skolą, kuri šiuo metu viršė 36 trilijonus dolerių ir tai yra daugiau negu visas bendrasis šalies vidaus produktas. Šią skolą Amerika sukaupė per daug metų, ypatingai jį pradėjo augti po 2008 metų ekonominės krizės ir piką pasiekė po COVID pandemijos. Tai buvo dažnai neatsakingos fiskalinės politikos rezultatas, nes JAV doleris yra vyraujanti pasaulio rezervinė valiuta ir Amerika galėdavo skolintis pinigų už labai mažas palūkanas, tad apie jokią fiskalinę drausmę nebuvo daug galvojama ir pinigai būdavo išleidžiami visokiams karams arba panaudojami tiem patiem mokesčiam mažinti. Tačiau 2/3 tos skolos Amerika yra skolinga pati savo, skolintojai yra tos pačios Amerikos bankai, įmonės ir turtingi žmonės. Tad ši skola rodo ir tam tikrą turtinę neligybę šalyje. Viskas vyksta tuo metu, kai 37% amerikiečių neturėtų $500 neplanuotoms išlaidoms padengti. Ir būtent jų balsais pasinaudojęs į valdžią ateina Trumpas ir apsimeta, kad jis atseit yra nusiteikęs prieš valdantį elitą, jisai užstos paprastus skriaudžiamus amerikiečius ir kad jisai apgins jų interesus. Ji žada, kas iš išorės atrodo naudinga dirbančiai klasiai. Kovoti su nelegalia imigracija, grąžinti gamybą į Ameriką, mažinti mokesčius ir vengti nereikalingų karų. Taip pat jis daug kalba apie muitus ir prekybos deficitą. Muitai tai yra mokesčiai, kuriuos importuotojas moka įveždamas užsienyje pagamintas prekes. Trumpas patikė tai kaip kova su užsienio įtaka ir tai tarsi toks išsilaisvinimas. Tarsi norėdamas parodyti, kad muitai sugrąžina kažkaip pinigus į pačią Ameriką iš valstybių, kurios nesąžiningai elgėsi. Tačiau muitus iš tikrųjų moka patys Amerikos vartotojai, pirkdami brangesnės prekes. Iš esmės Trumpas įvedė naujus mokesčius savo paties rinkėjams. Problema yra ta, kad Amerika importuoja prekes, kurios patiems jiems gamintis yra per brangu, nes Amerikoje tiesiog yra per brangi darbo jėga. Trumpas tiki, kad muitai padės pritraukti verslą atgal į valstijas, bet jeigu Amerikoje drabužius siūti ir pigią plasmasę gaminti yra per brangu, niekas nesiims investuoti į tokias prekes ir tokią pramonę, ypatingai kai yra didelė tikimybė, kad kitoje kadencijoje jau matysime naują prezidentą, kuris atšauks muitus ir tas nuostolingas gamyklas teks tiesiog uždaryti. Todėl pastarieji 2 bandymai įvesti muitus respublikonų kandidatams baigėsi labai prastai, kai prezidentas McKinley'is 1890-aisiais įvedė muitus, respublikonai prarado kongresą ir pralaimėjo prezidento rinkimus, o kai aukšti tarifai vėl buvo įvesti 1930-aisiais, tai pagilino Didžiąją depresiją ir respublikonai vėl prarado prezidento postą. Dėl šios priežasties Trumpas muitų įvedimą atidėjo, išskyrus muitus Kinijai. Taip pat turbūt visi jau žinote, kad Trumpo atsakomųjų muitų lentelė yra visiškas melas ir realybėje ES Amerikai taiko tik maždaug 2% muitų. Taigi dėl muitų vidutinis Trumpo rinkėjas turėtų jaustis išduotas, nes pigių prekių iš kitų valstybių pirkti jis negalės, tačiau jis taip pat turės ir toliau konkuruoti dėl darbo su visu pasauliu, nes Trumpas palaiko legalios imigracijos išplėtimą, naujas vizas, jisai nori, kad Amerikoje mokslus baigę studentai liktų tenai gyventi ir taip pat jis sukūrė auksinės vizas, kur bet kas turi $5 milijonus, gali tiesiog nusipirkti Amerikos pilietybę iš karto. Taip pat Trumpas absoliučiai nieko neužsiminė apie tai, kad 66% Amerikos įmonių samdo darbuotojus užsienyje nuotoliniu būdu. Taigi vidutiniam amerikiečiui ir toliau bus sunku konkuruoti dėl darbo, jo gyvenimo lygis ir toliau smuks, o pragyvenimo kaštai ir išlaidos didės. Taigi šitas visas Trumpo muitų karas yra tiesiog būdas jam pasirodyti prieš savo rinkėjus, koks jisai kietas ir kaip atseit jisai gina jų interesus, nors iš tikrųjų Amerikos ekonomika grimsta į visišką recesiją. Ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.